Labas, Tomai, gera, kad prisijungiai. Matau, kad laikrodis rodo nesąmonės ir tiek valandų tikrai nėra. Čia tave stebi visi susirinkę į Vilniaus universiteto teatro salę, nes man labai patiko, kai sutikau vieną iš tavo kolegų, atlape pamatyti jūsų naują logotipą. Sakau, o geras, čia kažkoks DNR. Sako, kaip jums ačiū už šitą komplimentą. Nes čia ne DNR, sako, bet kas tik čia ko nemato. Tai truputėlį papasakok, kodėl jaučiat, kad reikėjo, kur, žinai, buvo tie sunkumai priimti sprendimą, tai kaip turėtų atrodyti Sveikatos apsaugos ministerijos logotipas ir visas atsinaujinimas, su kuo, žinai, dirbai, gal net pasakysi, kas tie žmonės, kurie buvo tie, tokią kūrybą sugalvoję. Tai labas, Laura, ačiū už kvietimą pristatyti pokyčių Sveikatos apsaugos ministerijoje, reaguojant į laiką, tai taip ministerijoje laikas teka kitaip. Ir visai, kai čia prisijungiau prie ministro komandos prieš 1,5 metų, galvojau, kad tas, pavadinkime taip, stereotipas, kad viešajam sektoriui reikia mažiau dirbti, nevelnio, yra daugiau reikia dirbti. Tai tie pokyčiai, kurie buvo užfiksai pas kolegą atlape, ar ne, tai yra tokie, pavadinkime, aš dėja neturiu jo, čia šiai dieną neužsidėjęs be švarkose, bet didžioji dalis žmonių nešioja švarke naująjį Sveikatos apsaugos ministerijos logotipą, kuris yra iš tikrųjų, kaip pavadinkime, kaip pynė, ar ne, tokia sudaryta, jinai ganėtinai neįprasta viešajam sektoriui. Yra dėl to tokia kreipiantis akis, bet ką tu pasakėjai, labai geras dalykas, kad nešiojo žmonės, vadinasi, prigijo, bent į organizaciją vidų tai tikrai prigijo. Sveikatos apsaugos ministerija, nors yra ministerija, bet pagal santykius labiau buvo kūrimas yra į identitetą į vidų, būtent ne į išorę, o į vidų, ar ne? Nes mes netikiam paslaugų tiesioginė ta prasme, nepardavinėjam prekių arba dar kažkas, mes iš esmės palaikom ryšius su suinteresuotom pusėm. Čia yra svarbiausias dalykas, turbūt su suinteresuotom pusėm. Tai toks vidinis identitetas buvo labiausiai reikalingas. Kelionė kūrimo logotipo nuo pradžios iki pabaigos, jinai dar nėra pasibaigusi, ta prasme, kad komunikacinės užkeitimo priemonės visur ministerijai vis dar vyko. Jinai prasidėjo maždaug prieš praėjusių metų vasaros pradžioj ir buvo įgyvendinta iki logobokso maždaug per 0,5 metų. Ar ne? Gal būtų tęsusi toliau, pripažįstu, yra tas niuansų viešojo sektoriaus, bet ačiū Dievui išgelbėjo sutarties pabaiga. Tai tiekėjai buvo, sako, baigiam vidiniai svarstymai. Tai atsirinkom viešųjų pirkimų būdu, atsirinkom tiekėjus, nepaslaptis mums padėjo šitą visą kelionį, lydėjo Mo Visual su Marium Bartkum priešakyje. Jiems labai ačiū. Jiems ačiū visų pirma ne tik tai už kokybišką darbą šitą procesą, bet ir už drąsą. Vėlgi viešajam sektoriui yra tas dalykas, yra tokios labai didžiulės baimės. Tos baimės yra susijusios su, aišku, visų pirma su požiūriu į viešąjį sektorių, kad organizacijos vystymas, pavadinkime taip, viešajam sektoriui podukros vietoje, nes labai daug kyla, nes tai yra daroma už mokesčių mokėtojų pinigus ir to mažo yra supračio visuomenėje arba įtarumas, pavadinkime taip, yra, kad tai galima daryti, ar ne? Tai logotipą nežiūrim kaip savaime vien tik tai vizualinį identitetą, bet tai yra dalis organizacijos vystymo priemonė, viena iš priemonių, ar ne, kurie sustiprinti visų pirma žmonių atėjusių čia dirbti, supratimą, kur atėjo, ką daro. Tai yra seka dar ten ir kitos priemonės yra įdėktos kolegų, pavyzdžiui, kaip vadovų mokymai yra, ko anksčiau nebūdavo, team building ir taip toliau šitoje vietoje. Tai sakau, tai vienas iš šitų dalykų. Tai tą rezultatą, koks mes gavom, parodysim turbūt vėliau, šviesiu, yra to visai smagus rezultatas ir spalvinė pusė ir vizualinė pusė. Mes gal apie vidinę kelionę Marius buvo pasiūlęs kelias idėjas, kolegos rinkosi, buvo gera jo praktika, ta prasme, kad tai nesprendė vienas arba 2 žmonės, ministerijoje buvo suburta grupė žmonių iš skirtingų skyrių ir departamentų, tai vadinasi ir su skirtingo patirtimi, pavadinkime, yra taip, tiek komunikacijoje, tiek vizualikoje, tiek savo darbinė. Šitie žmonės reguliariai kas savaitę jungdavosi ir svarstydavo tai, ką buvo pateikta, kūrybininkai mums pateikdavo, svarstydavo, rinkdavosi. Ir galutiniam rezultate buvo nutarta išdiskutuota apie tą identitetą, kad tai yra vis dėlto mes, Sveikatos apsaugos ministerija yra svarbiausia sveikatos politika formuojanti
institucija, bet tai yra viskas apie žmogaus kūną. Pageidautina, kad apie sveiką kūną Lietuvoje tas ministerijos visuomenės sveikata arba kaip ilgiau nesergant ir lygos yra vienoje ministerijoje, yra Skandinavijoje, yra, pavyzdžiui, sakykime, tarti, kad atskiriama, bet Lietuvoje yra vienas, bet esmė yra tame, kad tai yra apie žmogaus kūną. Tai po šitų diskusijų buvo pateiktas toks vizualinis, tokia pinė. Aš galiu netgi parodyti, išvesti į ekraną, jeigu tai jau, akimirką. Naudokimės technologijomis. Tai pasinaudokime, jeigu čia rodysim, tai jau, akimirką. Šitas, tai jau, atsiprašau. Sukosi ratukas. Žodžiu, tai buvo pasiūlytas... O, geras. Ir tu neturit dar? Mes dar turėsim. Labai gerai. Turėsim. Aš į sąrašą. Matosi. Tai va, tai buvo pasiūlytas pradinis variantas buvo labai panašus, šitas dar kiek čia stilizuotas yra, buvo tokia pinė. Kai aš jį pirmą kartą pamačiau, tai man, neslėpsiu, kilo labai panašios asociacijos, ką ir vėliau, kai paviešinom jį, kilo, tai yra, kad painus valdžios koridoriai yra, pavadinkime taip, nors iš tikrųjų tai reiškia ne tai, tai yra ta tekstūra, kuri labai dažnai aptinkama žmogaus kūne. Tai visų pirma, tai yra sinapsės ir neuronai, ar ne, tai yra mūsų smegenų dalis, kitas yra, tai yra raumenų skaidulos, ir jeigu mes išdidintumėm raumenų skaidulas, raumenis, tai matytumėm labai panašų veiklą. Tai va, tai yra iš esmės yra ministerija būtent apie žmogaus kūną, apie sveiką žmogaus kūną, nes tikslas yra pagrindinės tiek gydant ligas, tiek vykdant visuomenės sveikatą yra, kad žmogus būtų sveikas, nesirgtų, ar ne, nes ligos brangiai kainuoja, tai pagrindinis uždavinys yra būti sveikas. Tai va, mano klausimas pagrindinis, žinai, ar tu priėmei šitą projektą kaip tokį dar vieną iš tų tavo, žinai, 30 projektų, kurį darai? Nes kas man labai gražu, kad tavo atsakomybė buvo kaip komunikacijos žmogaus, nors sutikim, kad jeigu tai būtų, pavyzdžiui, kokia nors privati bendrovė, tikriausiai, kad tai jau nukeliautų rinkodaros specialistams. Na, rinkodaros dėja neturime, yra, kaip sakant, viešuosiams įstaigoms svarbiausia yra neturėti pelno. tai kaip sakant, nes užduotis yra, kad grįžtų mokesčių mokėtojams vienokią ir kitokią naudą, tai šitoj vietoj, tai nebuvo sunki labai kelionė, aš dar kartą pakartosiu komplimentus Mariui, kad yra jo lydėjimas ir jo drąsa, nes mes, kai pamatėm vienos šitos versijos, yra, na, tas vis dėlto žmonės yra pergazdinti, yra ir daugelis viešų įstaigų neturi, arba tie logotipai labai seni, arba jie pavadinkim, nepatrauklus yra, tai šitoj vietoje yra gal Mariaus drąsa į priekį vedė, sakė, kad, pažiūrėkit, moderniai, taip toliau, tai šiai dienai ir tame kontekste buvo peržiūrėjo kitų ministerijų logotipus, tai šitoj vietoje, sako, mes įsiskiriam ir tai geras iššaukiantis toks dalykas. Tai visai sutinku. Vėlgi, kur tas kelionė, jeigu būtų dar sutartis besitęsus 2-3 mėnesius, klausimas, kur būtų dar nuvedę šitas dalykas, bet ačiū Dievui pasibaigė ir dėl to mes turim tokį rezultatą, kokį turim. Tai kokį balą rašai? Kokį balą rašai? Ir dar parodyk, aš matau, kad rodai mums 9 skaidrę, bet dar truputėlį paeik į viršų. Tai jau aš parodysiu, galima, čia aš gal į viršų ne, bet žemyn galima, ar ne, kaip yra žemyn, gerai. Žemyn, jo, čia vizualiai, nes kitur yra šriftai. Labai panašus toks ir buvo ženklelis, taip. Jo, tai šitas, tam mes tokiu. Aš manyčiau, pavadinkime taip, už patį atlikimą rašyčiau tarp 9-10, už įvedimą mes pabijom plačiau įvedinėti, tą galima pripažįsti, vėlgi tai susijęs su dviem dalykais, tai yra viešosios įstaigos gyvena politinio ciklo metu, ar ne, ir per politinį ciklą viskas keičiasi. Ateina, pasikeičia politinė vadovybė ir dažnai vėl tam tikri dalykai yra keičiami iš naujo. Ir vėlgi kalbėjau apie tai, apie viešų įstaigų yra pobūdį, kad organizacijai vystymui, nors vadovai būna labai dažnai suinteresuoti ir motyvuoti, bet viešoji opinija yra labai ne jų pusėje. Tai yra nuleidžiama rankos.
Tai šitoje vietoje mes irgi truputį pabijojom viešinti, mums gal netiek aktualu turėti išorę, kad ir turėti vidinius, tai mes ką padarėm su viešinimu, informavom mūsų pavaldžias institucijas, kurių turim apie 20 ir informavom įvairius partnerius, kad yra pasiekimai, nes racijos yra tame labai daug, kad gauni tokį, ar ne, jisai nesižiūri valdiškai, pavadinkime, ar ne, taip yra, jis galėtinai, nes mes ir turėjom tą variantą, kad ne tik Sveikatos apsaugos ministerija, bet ir SAM konkrečiai trumpinys yra, kur daug, kad nebūtų išvengta. Tai vat informavom partnerius, kad jie turėtų būti, kas suprati, kas tai yra. Tai tas prekės ženklo, nors, sakykime, komunikacija, teorija sako, kad turėtų būti pirmi 3 mėnesiai, 6 mėnesiai intensyviausia komunikacija, tai šitoje vietoje mes galvom, kad jinai sklis pakankamai lėtai, bet tai, kur yra suinteresuotos labiausiai pusės ir pavaldžios, jie jau yra informuotos apie pokyčius, pavadinkime tai. Nuostabu. Tai Tomai, žinok, mes va taip trumpai čia viską darom. Tai tau už drąsą iš tikrųjų plojimai ir, žinai, norisi palinkėti ir jeigu tik jauti, kad, žinai, to tokio turim dar šiek tiek to požiūrio, kad mokesčių mokėtojų pinigais, tai tu padėk mums, žinai, norisi tos, jeigu mes darome kokybišką komunikaciją, tai ir jauskim ir atskirkim, kad kur kokybė, o kur tiesiog švaistimas. Tai man tikrai labai labai didelis palaikymas tau. Dėkui, Laura, už pastebėjimą, tikrai labai miela girdėti ir pristatyti bendruomeniai pokyčius Sveikatos ministerijoje. Dabar visi ploja. Čiau, Tomai. Geros kelionės. Visą sėkmingai. Visą. Ate.